Labas rytas. O rytas, labas. Sekmadienio rytas. Kur mes atvažiavom? Kažkur. Tarp neaiškių laukų. Iš tiesų mūsų planas buvo važiuoti į turgų sendaikčių, bet dėl lietaus niekas nedirba. Tai mes atvažiavom prie Stanviks Lake pasivaikščioti, pažiūrėti. Ką jie čia gerą turi? Taip, ir mes čia atvažiavom pažiūrėti ne dėl bet ko. Pasakysim paskui, kodėl mes čia atvažiavom pasižvalgyti. Nes dabar nežinom. Ir dabar keliaujam. Dabar lyja yra iš tiesų labai niūru. Vasara čia turėtų atrodyti gražiau. Tai už šitą pusę, ne? Einam čia gal pažiūrėti, kas yra. Va čia yra kavinė. Viskas. Ten toliau vaikams žaidimo aikštelės yra. Kur tu laikstai? Ką? Per pelkes vaikštau. Matau. Ir štai priežastis, kodėl mes čia atvažiavom pasižvalgyti. Čia vyks pavasario rankų darbo dirbinių, kaip ir mugė. Tai mes čia dalyvausime, nes pardavinėsime lauke. Ir tai bus kovo 90 dieną. Tai bus motinos dienos savaitgalis. Bus čia dar vyks, man atrodo, kažkokia kaip ir šventė, bus visokių atrakcijų. Tai mes čia būsime. Taigi esate maloniai kviečiami, jeigu būsite aplinkui. Ši vieta yra netoli Korby, Velingboro. Tai jeigu norėsite atvažiuoti, apsižvalgyti, nusipirkti kažko, atvažiuokite. Turėsime daug įdomių dalykėlių. Ir pasakykit labas. Taip, ir pasisveikinkit su mumis. Mes šį kartą stovėsime lauke, bet čia mugė bus ir viduje, ir lauke. Mes vietos viduje jau nebegavome, bet pabandysime mes šį kartą lauke ir būsime tik 2 dienas. Tai nekantraujame. Vyras lietpaltį apsimovė, gali gudras. Po skėčių netelpa. Netelpa po skėčių, taip, man vienai. Taip. Iš tos pusės atrodo štaip. Tenai vada parodyk, tu su piršto švietos neturi. Toliau ne taip, į kairę dar rodai, ne į tą pusę rodai. Dar į kairę noriu parodyti, kur tiltelis yra. O ten yra lauko kavinė, vyras nelabai parodo su pirštu, visai ne į tą pusę jau dabar rodai. Ten, kur stiklas yra, ten va yra kavinė ir yra terasa lauko. Tai ten labai smagu turėtų būti. Good morning. Sorry, buddy. Can we just walk around? Or... All right. Oh, yeah. But yeah, if you wander down there, you'll be up to here. Oh, thank you. Cheers for that. Bye. Sustabdė bėgiką. O aš mėgstu sustabdyti bėgikus. Žmogus įsibėgęs, savo bėgioja vyras. Kaip visą laiką nori įsiterpti. Bet sakė, kad jeigu eisime toliau, ten labai yra šlapė, tešlų daug, tai nepraeisim. Ir aš esu su savo baltais kedukais, tai sakė, aš ten patvinčiau realiai. Tai mes čia daug neįsime. Iki kaklo. Tai mes tik taip apsižvalgysime, norėjom pažiūrėti, kokia čia ta vieta, kur mes stovėsime, kad šiaip dėl įdomumo. Ir mums vis tiek pakeliu į Korbį važiuoti. Tai va taip. Sime į Korbį. O kai matote, čia tikrai yra patvinė. Lyja čia be perstojo iš tiesų, daug pelkių. Bet šiaip tikrai, manau, faina vietelė čia atvažiuoti ir pabūti. Aišku, stovėjimo aikštelė čia irgi yra mokama, berods 3 svarai už kiek buvo? Už 2 valandas, up to 2 hours. Ir vėliau, man atrodo, 3 ar 4 all day. Visą dieną. Norėjau pasimauti dabar. Tai šok, kas neleidžia. Bijau, kad iššokęs nebepašoksiu. Upė tikrai va tokia srauni, greitai teka. Toliau paėjusi iš kitos pusės matosi štai kavinė. Stikliniai langai, terasa, tai atšilus orams. Vasarą, pavasarį labai faina vietytė ateiti, kavos atsigerti ir netgi papusryčiauti. Ir štai gigantiško varlė pabėgusi iš ežero. Mes turim prieiti prie jos. Nebijai. Aš tai ten jau neįsiu, tu eik pasisveikink su šita rupūžė. Naują draugą vyras susirado. Būtinai ir paliesti dar turime. Sušlapiai? Ir čia jau prasideda bazabrazygynai. Tai gal jau toliau nebeinam, nes mums dar į miestą važiuoti. Einam atgal. Einam atgal. Tai mes čia daug nevaikštinėjam. Nenorim sušlapti visiškai. Jeigu būtumėm atvažiavę vien tik tai aplink ežerą pabūti, tai gal būtumėm ir
braidė po tas pelkės, Būtumėm pasiruošę valynę. Bet dabar keliaujam iki mašinos, atsigerti arbatytės ir link Korbio. Čia iki Korbio yra kažkur 20 minučių važiuoti, man atrodo, tai ne taip ir toli. Iki mūsų sekančios stotelės 20 minučių. Taip, iki mūsų sekančios stotelės. O kokia bus kita stotelė, tai jau pamatysite. Vyras biškai iššūkių priejo, mokėti reikia, didžiausia bala. Gausi dėti didelį žingsnį, dabar čia kažkaip taip. Prieš pat galą išsimaudysi dar. Kiek čia sumokėsim už pusę valandos? Na, kiek rodo? Nerodo dar. 3 svarai. Tai čia yra... Tai skaičiuoja tiesiog už 2 valandas, ne kažkiek. Ja. Tai ar būsi pusę valandos, ar 2 valandas mokėsi tą patį. Tai geriau būkit ilgiau. Iš tiesų čia visai yra daug dalykėlių veikti, vaikam daug padaryta, visokių žaidimų aikštelės. Visokie ten dar po 10 mačiau namukai, nežinau, kas ten yra, bet dabar jau neisim. Labai čia šlapia, nenorim murzintis. Yra daug suoliukų atsisėsti vasarą. Tai apsilankykit. Ai, ten čia buvo sausesnis. Kam? Ten sausas buvo, ne? Negirdžiu aš tas. Sausas ten buvo. Ir čia yra labai smagus, nematytas dalykėlis, mes dar nebuvom matę Anglijoje, vat padaryta būdelė ir gali šunis nusimaudyti. Jeigu išsipurvin. Geras. O jie išsipurvin. Dar tokio prikolo nebuvo mačiais Anglijoje, kažkokia naujovė. Irgi nuo 3 svarų prasideda mokėti, tai šampūno gali. Visko, kondicionierius, viskas yra. Žeflyvoš nuo blusų. Jo, geras. Taip, žinokit, jeigu įsimurzina šuniukai, namo jau nereikės grįžti murzinėjams. Galite išsimaudyti. Galite ir patys įsimaudyti. Tikrai dar geras, tikrai dar nebuvau mačiusi. Tai ir kai mes ten tolumoj dar visokie namukai, nežinau tiksliai, kas ten yra, bet tikrai įdomi vietytė. Jau nežinau, kiek kartų sakau šiandieną, kad čia yra visai įdomu. O dabar jau judam į mašiną. Atėjom atsisėsti į McDonald'ą, kadangi viskas atsidaro nuo 10 valandos, o dabar yra tik 9. Ir tai vienintelė vieta yra, kuri atsidariusi. Tai atėjom atsigerti kavytės. Pasikrauti energijos. Vyras kažką užvalgyti pasiėmė, tai pasidėsim čia, gal nustos lyti ir tada eisim pažiūrėti, ką mes norime šiandien paveikti čia. Lytė mano, atiduok. Neduosim, na... Maniau, kad daugiau užsakiau. Niek tu nesikai. Pasimėjai hash browną, kuris beprotiškai brangus, vienas hash brownas svaras. Vienas hash brownas kainuoja svaras 50. Seniau būdavo, man atrodo. Centai būdavo, ne? Realiai parduotuvai gali nusipirkti šaldytų už svarą, nežinau, 20. Bet šitai neblogas šitas. Ir čia tuos kažkokius... Cheesy bread. Cheesy, bacon pasiėmė. Nes realiai vienintelis iš pusryčių, kurie dar turi skonį. Kas jam bulkutė, sūris ir baconas. Tai skanaus mums. Valanda praėjo, nenustojo lyti, kaip matote. Ir mes, kur šiandien einame, koks mūsų tikslas? Rasti bargaino. Mes šiandien atvažiavom į tas labdarinės, pavadinkim, parduotuvės, kur yra viskas dėvėta, viskas pigu ir rasti kažką gero ir galbūt iš to netgi užsidirbti, kaip sakant. Tai einame medžioti. Čia yra labai didelė ta bargain parduotuvė, yra tų labdarinių nemažai, tai apeisime, pažiūrėsime, ką mes šiandieną sumedžiosime. Lekiam. Lekiam medžioti. Lentynų. Ir pirma, kuri parduotuvė, tai yra Shop Volunteer Donate. Einam žiūrėti, ką rasim. Tokia didelė parduotuvė, bet. Nu jau maišiuką pasiimk, jeigu rasim ką. Pažiūrėsim, kokios kainos ir ką. Aš jau nefilmuosiu, girdžiu muziką, nes mūsų užbandins. Tai ką, susitiksim lauke. Parėjom į mašiną, iš tiesų radom gan visai tokių nieko dalykėlių. Dabar nerodysim, gal parodysim, ką nusipirkom, kai grįšim namo, ne? Iš tiesų, šita parduotuvė gan kainos tokios nedidelės, nes kitos tos charity parduotuvės, jos jau yra labai užsidėjusios tą kainą, jie pasižiūri internete, kaip eina, kokios kainos ir neapsimoka pirkti, bet šitą pasižiūrėjom, kad gan tikrai pigu nusipirkti. Ne viskam, bet realiai dar galima išlošti. Jo, galima ekstra kapeiką. Jo, tai ką, o mes be to visus tos daiktus
perparduosim ir žiūrėsime, ar padarėme kokį profitą. Tai jeigu įdomu, sekite mūsų šitą tokią istoriją, ar ne? Čia toks kitoks dabar visiškai video bus, visai taip nei mūsų kanalo profilį, bet pasidalinsime ir kitą pusę, ką mes veikiame, šiaip laisvų laiku. Kom užsiemam. Taip, ir kas Korbi dabar iš tiesų labai patiko, tai mes čia esame miesto centre ir sekmadienį šita stovėjimo aikštelė yra visiškai nemokama. Vienas šalia vyrukas susimokėjo tai dieną į priekį, tai jisai rytoj galės irgi stovėti. Mes kažkaip žiūrime, kažkas netoj parašyta, kad sekmadienį jis nemokama, tai irgi neapsigaukite, nes sakė, čia anksčiau būdavo mokama. O jas balsas pakilo. Taip, tai pratęskime. Tai anksčiau sekmadieniais čia būdavo mokama ir neseniai pakeitė, kad vėl padarė nemokamą. Tai sekmadieniais visą dieną galite stovėti kiek norite. O dabar judam į kitą vietą. Į dar vieną atvažiavam parduotuvę, Clearance Bargains. Pažiūrėsim, ką čia rasim. Čia nėra tai kaip charity parduotuvė, čia kažkas kitokio, bet nesam buvę, bet pažiūrėsim, kas čia per kainas, ką jie čia siūlo. Iš tiesų ši parduotuvė nėra labai pigia, ne? Galvom, kad kainos bus pigesnės. Jeigu taip paėmus neapsimoka čia važiuoti, nebent yra produktas ir dar jam padaryti akciją, tada jo gali nusipirkti. Kelis daiktus nusipirkom, bet šiaip aplamai. Dviračių ieškojom, neradom. Jo, tai kainos iš tiesų gan didelės, kaip pagal pavadinimą parduotuvės, tai neatitinka realybės. Tai ką? Važiuojam, kur dabar? Dabar Kurakis jau ves. Nu, dabar jau važiuosim Kurakis ves.